Skraidančios lėkštės demonstruojančios neįtikėtinus gebėjimus, apie kurias pranešė patikimi liudininkai. Ar tai ateivių transporto priemonės, ar optinė apgaulė? O gal paaiškinimas kur kas baisesnis? Atsirado naujų įrodymų liudijančių apie slaptas nacių technologijas. Ir pokario sąmokslo teorija išlaikyti NSO paslaptį iki šių dienų. Naciai ir ateiviai. Sąmokslo teorija. Nacionalinis NSO pranešimų centras kiekvieną mėnesį praneša apie 400 naujų NSO liudininkų. Disko formos objektai, trikampiai lėktuvai ir skraidančios šviesos – tai dažniausiai minimi objektai. Daugelis tiki, kad NSO atskriejo iš visatos, esančios už mūsų atmosferos ribų. Bet yra kita teorija. Tai, ką mes dabar vadiname NSO, prasidėjo dar Antrojo pasaulinio karo metais, Hitlerinėje Vokietijoje. Nauji tyrimai atskleidžia, kad nacių inžinieriai tikrai kūrė disko formos lėktuvą, kylantį vertikaliai ir turintį sudėtingas varomosios jėgos sistemas. Po karo Jungtinių valstijų armija draugė su Vokietijos mokslininkais ir inžinieriais slapta pergabeno brėžinius į valstijas. Po 2 metų, 1947-aisiais nuvilnijo pirmoji pranešimų banga apie pastebėtus NSO visose Jungtinėse valstijose, o po to ir pasaulyje. Ar NSO galėjo būti slapti Jungtinių valstijų lėktuvai, sukurti pagal užgrobtus Vokietijos brėžinius? Kad surastume atsakymą, turime pažvelgti į labiausiai įtikinamus NSO pastebėjimo atvejus, kurių liudininkai buvo profesionalūs pilotai, apmokyti stebėti oro erdvę. Pirmieji rimtesni pilotų pranešimai pasirodė paskutiniaisiais Antrojo pasaulinio karo mėnesiais. Išslaptinti britų ir amerikiečių dokumentai atskleidžia, kad padangėje virš Vokietijos sąjungininkų pilotai pastebėjo neįprastus skraidančius objektus. Įgulos mato keistus objektus, kurių negali atpažinti. Bandant atidengti ugnį, šie nesielgia kaip įprasti lėktuvai. Vyrai juokais praminė juos dūminiais naikintuvais, pagal populiarų komiksų personažą. Bet tokie susidūrimai nebuvo juokingi. Tyrinėtojas Keitas Česteris apklausė 12 dūminių naikintuvų liudininkų ir išanalizavo 10 sąjungininkų pilotų pranešimų. Kai kurių pilotų teigimu, jie skrido daugiau nei 1000 km/h greičiu ir labai staigiai prieš juos pakildavo į viršų arba mesdavosi šalin. Dauguma veteranų, su kuriais aš kalbėjau, jau mirė, išskyrus vieną. Tai majoras Haroldas Augsbergeris. Jis vadovavo 415 bombarduotojų eskadronui. Aš mačiau šviesą ties dešiniuoju sparnu. Negalėjom pasakyti, kaip arti ji buvo, bet jis sekė iš paskos. Kur suko mes, ten suko ir ji. Mano radaro operatorius pasižiūrėjo ir pasakė, atrodo kaip šviesulys, bet radaras nerodo jokio lėktuvo. Mes pasukom pažiūrėti, kas tai yra ir kai priartėjom, jis šovė viršų kaip raketa. Iš pradžių įgulos apie tokius regėjimus nieko nesakė. Tai buvo labai slapta. Niekas apie tai visiškai nekalbėjo. Pranešimai apie dūminius naikintuvus pasiekė Jungtinių valstijų karinę vadovybę. Dauguma mano, jog tai slaptas Vokietijos ginklas. Mokslininkai iš Vašingtono atvyko į Prancūziją, į karinį dalinį ištirti, kas tai yra. Jie nesurado atsakymų ir liepė vyrams tylėti.
Netrukus informacija apie pranešimus nutekėjo ir didesni laikraščiai išspausdino pasakojimus apie paslaptingus objektus. Ugnies kamuoliai persekiojo amerikiečių bombonešius. Sąjungininkai turėjo rimtų priežasčių bijoti naujo Vokietijos ginklo. Modernios V1 ir V2 raketos jau krenta ant Anglijos. Nacių reaktyviniai naikintuvai sumušinėja sąjungininkų bombonešius, o Hitleris kalba apie naują stebuklingą ginklą, kurį jis kuria, kad Vokietija laimėtų karą. Jeigu dūminiai naikintuvai persekiojantys sąjungininkų lėktuvus yra slaptas nacių ginklas, tai jie turėtų kilti iš slaptų Vokietijos įrenginių, slaptų nacių bunkerių, esančių po 6000 metrų. Nuo 1944-ųjų Vokietijos karo mašina traukėsi po žemę, kad išvengtų intensyvių sąjungininkų bombardavimų. Po visą Lenkiją, Austriją ir Čekoslovakiją kariniai iškasė didžiulius kompleksus. Šiuose bazėse buvo dislokuoti amunicijos fabrikai, reaktyvinių variklių gamyklos. Jos taip pat slėpė Hitlerio sąmokslininkų, kuriems jis nurodė sukurti pergalingą karo ginklą, darbą. Hanso von Ohaino reaktyviniai varikliai nešė naikintuvus per padangę. Broliai Hortonai sukūrė kosminio amžiaus skraidančius sparnus. Aleksandras Lipišas dirbo ties vertikaliai pakylančių lėktuvų. Penemundėje legendinis raketų inžinierius Werneris von Braunas sukūrė pirmasias balistinės raketas. O radikaliausiai tokie vyrai kaip Viktoras Schaubergeris tyrinėjo naujus varomosios jėgos šaltinius. Sunku įsivaizduoti, ką šie vyrukai galvojo, nes tai leido jiems skverbtis į sritis, kurios pranoksta vakarų pasaulio paradigmą. Pranoksta tai, ką teigia vakarų mokslas. Jie sakė, štai kas yra mokslas. O naciai sakė, ne. Štai kas yra mokslas. Šiai milžiniškai operacijai vadovavo SS generolas, daktaras Hansas Kammleris. Inžinierius Kammleris Osvencime perprojektavo krosnis, kad jos būtų produktyvesnės. 1943 metais jis vadovavo likviduojant Varšuvos getą. 1944 metais taip pat jis pradėjo vadovauti visai nacių slapto ginklo programai. Dirbdami Škodos fabrike Pilzene, Čekoslovakijoje, Kammleris ir kiti protingiausiai mokslininkai kolektyviai svarstė ir pritarė modernių ginklų projektams. Kai kurie buvo tokie radikalūs, kad tik saujelė žmonių žinojo visas detalės. Vokiečiai kūrė įvairias, sakyčiau, neįprastas aviacinės sistemas ar ginklus, kad sukurtų objektus kuo apvalesnius. Pavyzdžiui, vertikaliai kylančius ir nusileidžiančius lėktuvus. Kammlerio komanda siekė, kad lėktuvai galėtų pakilti vertikaliai. Vokietijos pakilimo takai buvo subombarduoti. Jiems reikėjo karinio paukščio, kuris nepriklausytų nuo 250 metrų gudronuoto plento. Vienas projektas turėjo tokių galimybių. Jis vadinosi Varpas. Igoris Vitkovskis, Lenkijos kosminės aviacijos istorikas. Jis tyrinėjo Varpą daugiau nei 20 metų. Bet tyrinėdamas priėjo prie išvados, kad renginys buvo išbandytas požeminėje bazėje, kuri vadinosi Venceslo šachta. Išoriškai Varpas atrodė taip. Keraminis apvalkalas Varpo formos, kuriame buvo širdis ar ašis, o apie ją sukosi du cilindrai. Prijungus prie aukštos įtampos srovės, cilindrai pradėdavo suktis priešingomis kryptimis. Pasirodo, vokiečiai bandė sukurti elektrą įkraunamą sūkurį. Kaip kad viesulas. Įsiurbimo jėga tikriausiai galėtų pakelti objektus vertikaliai. Viskas rodo, kad tai galėjo būti efektyvus būdas įveikti traukos jėgą. Ar nacijai buvo beatlieką perversmą varomosios jėgos didinimo srityje? 45 balandžio mėnesį sąjungininkai sutriuškino Hitlerio pajėgas. Atėjo metas mokslininkams ir inžinieriams išvykti iš Vokietijos. Jiems iškilo klausimas, kur eiti ir kas nutiks jų sumanymams.
Ar galėtų NSO katastrofa po 20 metų įvykusi Pensilvanijoje atsakyti į šį klausimą? Pasirodo pranešimai apie NSO mūsų oro erdvėje. Ar NSO ateivių transporto priemonės, o gal yra žemiškesnis paaiškinimas? Tyrimai rodo, kad Antrojo pasaulinio karo metais naciai dirbo ties radikaliais aviacijos projektais. Juos domino vertikalus pakilimas. Vienas projektas, Varpas, buvo daug žadantis. Karo pabaigoje jis pradingo, o po 20 metų Pensilvanijoje nutinka neįprastas įvykis. 1965 gruodžio 9, 16:30. Liudininkai praneša apie nukritusi NSO miškingoje teritorijoje netoli Keksburgo, Pensilvanijos valstijoje. Pranešimuose jis apibūdinamas kaip kažkas panašaus į gilę. Vienas liudininkas netgi sako, kad objektas buvo panašus į varpą. Stenas Gordonas, vietinis Keksburgo įvykio tyrinėtojas ir ekspertas. Jie apitiksliai 3,5 ar daugiau metrų ilgio, maždaug 3 metrų skersmens, bet tai vientisas metalo gabalas. Tokios keistos auksinės ar bronzinės vario spalvos. Objektas turėjo dar vieną labai charakteringą bruožą. Apačioje, vienas liudininkas pavadino tai buferio vieta, iškeliame gilės plote buvo matomi keisti žymėjimai. Keksburgo gyventojai netrukus pajuto, kad avarijos vietoje, girioje, jie yra nelaukiami svečiai. Jiems ten neilgai pastovėjus iš girios išėjo 2 vyrai neperštampomis milinėmis. Jie buvo labai rūstus, liepė visiems nešdintis iš teritorijos, esą šioje vietoje karantinas. Netrukus iš miško pasirodė kariuomenės žmonės. Vėliau liudininkai pranešė matę, kaip objektas kariniu transportu buvo greitai išvežtas iš miesto. Kur jie jį išvežė? Stenas Gordonas mano, kad jį nugabeno į Wright-Pattersono karinių oro pajėgų bazę, esančią už 400 km į vakarus Ohajo valstijoje. Pasak Gordono, praėjus 2 dienom po Keksburgo incidento, bazė pateikė vietiniai liejyklai keistą užsakymą – pristatyti keraminių plytų. Jie užsakė didžiulį kiekį – 6500 specialaus tipo plytų. Tai buvo 2 kartus poliruotos inžinerinės plytos. Ir tas užsakymas turėjo būti pristatytas į Wright-Pattersono karinių oro pajėgų bazę. Sunkvežimį su kroviniu vairavęs vairuotojas Mironas vėliau davė interviu, kuriame teigė, jog ant kronšteino matė varpo formos objektą. Kai ėjau į pastatą, pamačiau varpo pavidalo daiktą. Jie prie jo dirbo. Tomis plytomis jie bandė apdengti jį. Kaip kokiu sarkofagu. Bet kodėl keraminėmis plytomis? Juk keramika naudojama elektros ir šilumos izoliacijai. Ar karinės oro pajėgos bandė kaip nors apsaugoti objektą? Ar jo fizinis panašumas su nacių varpu galėjo būti kai kas daugiau nei paprastas atsitiktinumas? Ar galėtų keraminės plytos būti dar vienas ryšys tarp šių 2 objektų? Turimomis žiniomis, Keksburgo orlaivis buvo padengtas keraminėmis plytomis. Pasak Lenkijos kosminės aviacijos žurnalisto Igorio Vitkovskio, nacių varpas buvo taip pat dengtas keramika. Vitkovskio nuomonė, varpas buvo bandomas čia, paslaptingame statinyje Lenkijoje, vadinamame Hendžiu. Pats Hendžas stovi vandens tvenkinyje, o tvenkinys padengtas keraminėmis plytelėmis. Nacių varpas, kaip kalbama, turėjo ir kitą ypatybę – charakteringų žymėjimus. Naciai turėjo keistą religinį mokslą, kuriame buvo daug okultizmo. Ten jie naudojo okultinius simbolius. Ant varpo, spėjama, buvo užrašyti šie okultiniai simboliai. Iškiliajame gilės plote yra neįprastos žymės. Įrodymai verti dėmesio, bet jie netiesioginiai. Ir varpui, ir Keksburgo orlaiviui reikėjo keramikos. Išoriškai jie atrodo vienodi. Ir ant abiejų yra neįprasti simboliai. Kyla klausimas, jeigu Keksburgo objektas buvo nacių varpas, kaip jis atsirado Amerikoje po 20 metų?
Kad atsakytume į šį klausimą, reikia grįžti į Vokietiją, į Antrojo pasaulinio karo pabaigą. 1945 balandžio mėnesį Hitleris įsako nužudyti 62 mokslininkus, dirbusius ties varpo projektu. Koncentracijos stovyklos kaliniams, dirbusiems ties slaptais požeminiais projektais, taip pat įvykdoma mirties bausmė. Šias masinės žudynės prižiūri SS generolas, atsakingas už Hitlerio slaptų ginklų projektus, daktaras Hansas Kammleris. Įėjimai į tunelius buvo susprogdinti ir visi kaliniai iš koncentracijos stovyklų, kurie ką nors žinojo apie gamybą ar jos tikslus, buvo uždaryti viduje. Tad ši paslaptis liko gerai apsaugota. Hitleris patikė Kammleriui panaikinti visus slaptų nacių projektų pėdsakus. Bet Führeris nežinojo, kad Kammleris buvo pasiruošęs perbėgti į priešų pusę. 1981-aisiais buvęs Hitlerio ginkluotų pajėgų ir karo ministras Albertas Speras prisipažino, kad Kammleris jam papasakojo, jog jis planavo išduoti amerikiečiams visas paslaptis mainais į neliečiamumą. Ar Kammleris perėjo į priešų pusę? 45 balandžio mėnesį žmogus, turėjęs prieimą prie Horteno skraidančio sparno, kuris stebėjo von Ohaino reaktyvinę revoliuciją, von Brauno balistinės raketas, Schaubergerso lėkštę, paslaptingai varpą, išvyksta iš bazės Pilzene ir pradingsta visiems laikams. Mes iš tiesų nežinom, kas nutiko Hansui Kammleriui karo pabaigoje. Jis pradingo ir kūno niekas nerado. Buvo užfiksuoti 6 skirtingi pranešimai apie jo mirtį. Niurnbergo proceso metu jo beveik visai neminėjo, nors jis buvo tiesiog atsakingas už Varšuvos geto sunaikinimą ir Osvencimo krosnių kūrimą. Kiti SS karininkai, kurie buvo mirę ar dingę be žinios, buvo teisiami ir jiems nesant. Kodėl ne Kammleris? Gal sąjungininkai neapsižiūrėjo, o gal Kammleriui pavyko perduoti paslaptis Jungtinėms valstijoms. Kammleris, toks ekspertas, būtų buvęs stipriausias koziris rusams ar amerikiečiams. Jeigu jis išvyko į Ameriką, tai prisijungė prie aštriausių Vokietijos protų. Jungtinių valstijų kariuomenė, vykdydama slaptą programą, pavadintą Operacija Sąvaržėlė, surinko ir nugabeno nacių inžinierius ir mokslininkus į Jungtines valstijas. Amerikos visuomenė žinojo apie keletą Sąvaržėlės nacių. Werneris von Braunas buvo pavyzdinis programos atstovas. Dauguma žmonių, kurie buvo girdėję apie Sąvaržėlės programą ar gabeno nacių mokslininkus į Jungtines valstijas, manė, kad jų buvo apie keli šimtus. Išslaptinti dokumentai saugomi nacionaliniuose archyvuose. Jie rodo, jog tikslus mokslininkų skaičius siekia tūkstančius. Von Ohainas, Vokietijos reaktyvinių lėktuvų pradininkas, nuvyko į Wright-Pattersono oro karinių pajėgų bazę. Aleksandras Lipišas, vertikalaus kilimo ekspertas, nuvyko į Baltuosius smėlynus Naujojoje Meksikoje. Kartu su jais atkeliavo ir prototipai, tokie kaip brolių Hortenų skraidantis sparnas. Taip pat kalnas dokumentų. Iki 1946 iš Vokietijos buvo viskas išvežta. Po metų, nacių mokslininkams įsikūrus visoje Amerikoje, prasideda pirmoji NSO regėjimų banga. Ar tai sutapimas? O gal nuodugnesnis garsiausio pastebėto NSO atvejo Roswelle Naujojoje Meksikoje tyrimas atskleidžia naują ir labai tamsią paslaptį. 47 birželis. Kenetas Arnoldas, 42 metų pilotas, praneša apie pirmą plačiai nuskambėjusių Jungtinėse valstijose pastebėtą NSO. Skrisdamas virš Vašingtono valstijos, jis pamato pusmėnulio formos lėktuvo, kuris keistai išvietė kontūrus. Daktaras Bruce'as Makabės yra optinės fizikos mokslininkas, kuris tyrė Arnoldo atvejį. Nebuvo nei sparnų, nei variklio, nei vertikalių stabilizatorių ar dar ko nors įprasto. Bet jam atrodė, kad tai naujos rūšies orlaivis. Arnoldui apibūdinant jų judėjimą buvo pirmą kartą pavartotas terminas skraidanti lėkštė. Vos po 2 savaičių Amerika patiria garsiausią visais laikais NSO pasirodymo atvejį.
47 Liepą. Objektas patiria katastrofą netoli Roswelo karinio oro uosto Naujojoje Meksikoje. Ištyrę katastrofos vietą, karinės oro pajėgos paskelbė sensacingą pranešimą spaudai. Roswelo karinių oro pajėgų bazė paskelbė pranešimą spaudai, sakydama, kad skraidanti lėkštė sudužo dykumoje. Praėjus kelioms valandoms po pirminio pranešimo spaudai, karinės oro pajėgos paneigė savo teiginius. Jie pareiškė, kad sudužęs objektas tai yra oro balionas. Nekalta klaida ar tyčinė dezinformacija. Iš pat pradžių jie norėjo kažką nuslėpti nuo visuomenės. Jeigu Roswelle slėpė nesudužusią ateivių laivą, tai ką tada jie slėpė? Ar tolimesnis tyrimas atskleidžia ryšį su pagrobta nacių technologija? Orlaivio forma, štai kas, mano galva, labiausiai sieja Roswello įvykį ir nacius. Orlaivis matyt buvo skraidantis sparnas. Yra aiškiai nustatyta, kad naciai kūrė skraidantį sparną. Roswello katastrofa įvyko ne per toliausiai nuo Baltųjų smėlynų, karinių oro pajėgų bazės, kur brolių Hortenų nacių skraidantis sparnas ir buvo pirmiausiai nugabentas. Roswello katastrofa įvyko vos praėjus 2 savaitėm po to, kai Kennethas Arnoldas pamatė pirmą plačiai pasaulyje nuskambėjusią NSO. Ar tai bandė nuslėpti karinės oro pajėgos? Amerikiečių sukurtą skraidantį sparną, pagamintą remiantis nacių technologiją. Po Roswello buvo pastebėta be galo daug NSO, o apogėjus pasiektas 6-ame dešimtmetyje. Skraidančios lėkštės matomos visur, daugybė fantastiškų diskų skriejančių ore. Kas tai galėtų būti? Jos buvo pastebėtos 10 000 kartų. Dabar patvirtinama dokumentais, kad 1952 virš Amerikos faktiškai vyko oro karas. Visuomenė įtikinta, kad prasidėjo ateivių invazija. Netgi prezidentas Trumanas prie to prisideda. Visada vyksta keisti dalykai. Kad ir skraidančios lėkštės, kaip žinote. 60-mečio pabaigoje masinė kultūra dar labiau sustiprina nuomonę, kad NSO reiškia ateivius. Skraidančios lėkštės atskrido iš kosmoso. 52-aisiais Jungtinių valstijų oro pajėgos pradeda vykdyti projektą Mėlynoji knyga, kuris oficialiai parengtas Wright-Pattersono karinių oro pajėgų bazėje. Projekto Mėlynoji knyga tikslas rinkti ir vertinti pranešimus apie NSO. Šių liudininkų pasakojimo analizė rodo, kad Roswello įvykis nebuvo vienintelis, nutikęs arti slapčiausių Amerikos bazių. Daug kartų jos buvo pastebėtos netoli karštų taškų. Karšti taškai ypatingai slaptos, ypatingai saugomos karinės bazės. Dažnai tos, į kurias buvo atgabenti Vokietijos mokslininkai po karo pagal sąvaržėlės programą. Wright-Pattersono oro pajėgų bazė buvo vienas tokių karštų taškų. Pirminiai laikraščių reportažai teigia, kad būtent čia buvo atgabentas sudužusio orlaivio liekanos. Projekto Mėlynoji knyga štabas čia. 1965-aisiais Keksburgo objektas, kaip kalbama, buvo pastebėtas ten, kur gyveno kai kurie geriausi nacistinės Vokietijos mokslininkai. Daktaras Polas Zisas pensijoje esantis aeronautikos inžinierius. Jis dirbo su Vokietijos projekto sąvaržėlė mokslininkais Wright-Pattersone 60-mečio pabaigoje. Dirbo maždaug su 7 mokslininkais. Jų Wright-Pattersone buvo tikriausiai apie 40. Pirmiausia, jie buvo lojalūs vokiečiai ir norėjo, kad Vokietija laimėtų. Aš nematau tame nieko blogo. Čia atvykę jie tapo lojaliais amerikiečiais. Pakankamai lojalūs, kad tylėtų apie Vokietijos slapčiausių ginklų programas? Ką projekto sąvaržėlė mokslininkai žinojo apie radikalias, sunkiai jėgos teorijas ir skraidančias lėkštes? Polo Ziso viršininkas, daktaras Wilhelmas Knakštetas, šitą žinojo. Daktaras sakydavo, buvo vyrukų turinčių pašėlusių idėjų apie kilimą į orą. Bet to jis nelabai domėjosi. Tačiau Jungtinių valstijų kariuomenė domėjosi. 50-ųjų pabaigoje Wright-Pattersone prasidėjo ypatingai slapti bandymai su disko formos arba abipusiai iškilių orlaivių. Jie tikriausiai surado Vokietijoje kažką iškilios formos ir bandė tai atgaminti. Pirmą kartą pripažinta Jungtinių valstijų karinių oro pajėgų skraidančių lėkščių programa startuoja.
60-metį visose Jungtinėse valstijose daugėja pranešimų apie NSO. Ar šie NSO buvo ateivių transporto priemonės iš kitų planetų? O gal yra žmogiškas paaiškinimas? Vyriausybės dokumentai išslaptinti 95-aisiais rodo, kad 60-metyje Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos investavo $5 milijonus į ypatingai slaptą programą, žinoma kaip projektas Sidabrinis vabalas. Jį vykdo lėktuvus gaminanti Kanados kompanija. Tikslas – sukurti radikaliai naują lėktuvą Avrocar. Bilas Zukas yra Kanados aviacijos istorikas. Avrocar buvo bandomasis lėktuvo modelis. Buvo ketinama parodyti, kaip skraidančio disko modelis veikia. Išslaptinti sidabrinio vabalo dokumentai atskleidžia, kad didžiausias greitis buvo 3 machai, o didžiausias įmanomas pakilimo aukštis 24 000 metrų. Jis galėjo kilti vertikaliai, naudodamas Coandos efektą. 1930-aisiais Henris Coanda įrodė, kad oro srautas aplink išlenktą paviršių eis palei jo kontūrą, kad jį pakeltų. Avrocar pasiektų Coandos efektą, naudodamas 3 variklius. Taip varytų centrinę propelerio mentę. Žemyn einanti trauka sklistų išlenktų paviršiumi ir pakeltų lėktuvą į orą. Šio projekto sumanytojas buvo britų inžinierius genijus Jonas Frostas. Frostas atvirai pripažino, kad jis įkvėpimo sėmėsi iš Antrojo pasaulinio karo laikų vokiečių tyrinėjimų. 1953-aisiais Frostas dalyvavo vokiečių inžinieriaus apklausoje. Šis teigė, jog bandymų stotyje netoli Prahos Antrojo pasaulinio karo metu vyko skraidančio disko bandymai. Šis patvirtinimas apie Vokietijos skraidančių lėkščių bandymus nebuvo vienintelė grandis tarp Avrocar ir nacių Vokietijos. Vienas pagrindinio projekto patarėjų buvo Aleksandras Lipešas, projekto sąvaržėlė inžinierius. Antrojo pasaulinio karo metu jis dirbo drauge su kitais nacių mokslininkais, kurdamas vertikaliai kylančius lėktuvus. Jonas Frostas iš esmės ieško informacijos, kurią galėjo suteikti Lipešas. Frostas manė, jog vokiečiai žino, kaip reikia daryti. Ką jis žinojo apie jų konstrukcijas, kad buvo įtikintas, jog Avrocar veiks? Ar tai turėjo ko nors bendra su ypatingai slaptu nacių projektu, vadinamu Repulsin? Sukurtas austrų inžinieriaus Viktoro Schaubergerio, jis nepaprastai panašus į Frosto Avrocar. Jorgas Schaubergeris yra Viktoro Schaubergerio anūkas. Jis originalaus neaprūpinto energiją Repulsin aparato modelio savininkas. Štai tas aparatas, kurio dėka Viktoras Schaubergeris tapo gerai žinomas. Taip vadinamas Repulsin. Čia įkūnytos antigravitacijos pakilimo energijos idėjos. Schaubergeris atlieka savo darbą Mauthauseno koncentracijos stovykloje. Kaip ir Avrocar, Schaubergerio Repulsin veikia pagal Coandos efektą. Pasak Jorgo Schaubergerio, jo senelio pirminiai bandymai pribloškė visą komandą. Netyčia tas aparatas nuskrido iki dirbtuvių lubų. Viktoras galvojo, kad mašinoje yra levitacinė jėga ir kad tai veikia antigravitacija. 1944-aisiais, būtent kai Schaubergeris ir jo komanda pradėjo daryti pažangą, SS įsakė jam vykti į rytus. Jis rašė, kad vieną dieną jam liepta vykti į slaptą bazę kažkur Lenkijoje ir daug savaičių mes iš jo nieko negirdėjome. Lenkija. Čia kuriamas varpas, dar vienas nacių projektas sutelkiantis dėmesį į sūkurius ir antigravitaciją. Ar Schaubergeris buvo atgabentas, kad padėtų jų konstruktorių komandai? Karo pabaigoje Schaubergerio brėžiniai ir prototipai buvo pagrobti sąjungininkų. Viktoras po karo sakė, kad Jungtinės valstijos turi iš jo kai ką pavogusios, kas labai svarbu jo darbui. Visi darbiniai Repulsin modeliai dingo.
Po keliarių metų, kai pirmieji pranešimai apie skraidančias lėkštes užplūsta Jungtinės valstijas, Viktoras Schaubergeris tiesiog apstulpsta. Jis pats pasakojo žurnalistams ir žmonėms, kurie jo klausėsi. Aš pirmasis sukūriau skraidančią lėkštę. Tai galbūt aš esu NSO tėvas? Ar iš Viktoro Schaubergerio konfiskuoti brėžiniai padeda Jungtinėms valstijoms kurti skraidančias lėkštes? Jeigu taip, tai netrodo, kad jie padėtų Johnui Frostui. Projekto Sidabrinis vabalas rezultatai nieko nestebina. Bandymų metu Avrokar įrodo, kad jis gali kilti vertikaliai, bet jo veikla ribota dėl energijos trūkumo. Kad pakiltų nuo žemės, jis turėjo gauti varomosios jėgos energijos iki pilnos traukos ir to būtų užtekę pakelti į orą į metro aukštį. Tokiame aukštyje jį būtų galima varyti į priekį apytiksliai judančio automobilio greičiu, gal 60 km/h greičiu. Frostas įrodė, kad aerodinamikos teorijos apie disko skrydį veikia. Jam pritrūko laiko ir pinigų surasti reikiamam orlaiviui. 1961 karinės oro pajėgos atšaukė projektą Sidabrinis vabalas ir visos teisės į Avrokar perėjo gynybos departamentui. Buvo panašu, kad žmogaus sukurtos skraidančios lėkštės priėjo liepto galą. Bet ar tikrai? Po 4 metų, 65-aisiais, į varpą panašus objektas nukrito Keksburge, Pensilvanijos valstijoje. Jungtinių valstijų kariuomenė ir vyriausybinės agentūros iš karto pasirodo įvykio vietoje. Liudininkai praneša, kad orlaivis skubiai nugabenamas į Wright-Pattersono oro pajėgų bazę, ten pat, kur Avrokar buvo bandomas prieš 4 metus. Ar Keksbergo orlaivio sudužimas buvo slapto Jungtinių valstijų projekto tęsti skraidančių lėkščių vystymą dalis? Ar jis sudužo todėl, kad, kaip ir Avrokar, buvo nepakankamai galingas ir nestabilus? Jeigu Jungtinių valstijų kariuomenė vykdė bandymus su skraidančiomis lėkštėmis, jos turėjo būti slepiamos. Žmonės būtų reikėję nutildyti. Neįmanoma? Vienas klausimas neginčiamas. Tai buvo daroma anksčiau Jungtinių valstijų juodosiuose projektuose, vietovėje vadinamoje 51 zona. Tyrinėjant sąmokslo teoriją, nacių NSO kyla tiek pat naujų klausimų, kiek ir atsakymų. Slaptojo projekto Sidabrinis vabalas dokumentai išslaptinti 95-aisiais rodo, kad Jungtinių valstijų oro pajėgos investavo į viršgarsinės dideliam aukštyje skraidančios lėkštės vystymą. Jos konstrukciją įtakojo Antrojo pasaulinio karo Vokietijos konstruktoriai ir aeronautikos inžinieriai. Bet Avrokar viešai paskelbtos skraidančios lėkštės versija nepasiekė originalios konstrukcijos techninių sąlygų. 1960 metais projektas atšaukiamas. Po 5 metų NSO sudūžta Keksburge, Pensilvanijos valstijoje. Jungtinių valstijų kariuomenė uždraudžia net artintis prie įvykio vietos. Liudininkų teiginiai byloja, kad objektas, kurį jie pamatė, neįtikėtinai panašus į nacių lėktuvą, pavadintą varpu. Ar Jungtinių valstijų valdžia dangsto besitęsiančią skraidančių lėkščių programą, paremtą užgrobta nacių technologija? O jeigu taip, ar galėjo Jungtinių valstijų vyriausybė išlaikyti tai paslaptyje iki šiol? Niekad nenustebčiau, jei 50-ais ar 60-ais metais programa buvo tokia slapta, kad niekas net neužsiminė apie tai. Jeigu karinės oro pajėgos tęsi savo skraidančios lėkštės programą, yra vieta, kur ją galėjo slėpti. Grumo ežeras Nevados dykumoje, dar žinomas kaip 51 zona. Legendiniai Jungtinių valstijų oro pajėgų bandymai apima 10 slapčiausių aviacijos prototipų. Užima 5000 kvadratinių kilometrų, atoki, izoliuota ir labai gerai saugoma. Jeigu prisiartinsit per arti 51 zonos, pamatysit ženklus, o apačioje raudonai parašyti labai grėsmingi žodžiai. Leidžiama atidengti ugnį. Billas Sweetmanas žino 51 zoną. Kai buvo žurnalo Jane's Defense aviacijos žurnalistas, jis praleido gyvenimą tyrinėdamas juodosius projektus. Šie projektai finansuojami Kongreso, bet gynybos departamentas nepripažįsta jų egzistavimo. Tai reiškia, kad pačios programos egzistavimas yra slaptas. Jos funkcija, tikslas, jos pačios egzistavimas neatskleistas.
Apytiksliai skaičiuojant išlaidas už paslaugas ir bendrai žvalgybai bus mažiausiai 40–45 milijonai dolerių per metus. Slaptumas gaubiantis 51 zoną ir apribojimai darbuotojams palaiko tylos sieną. Žmonės dirbantys šiuose programuose labai bijo, kad jeigu jie taps nediskretiški, geriausiu atveju jiems grės ilgi kalėjimo metai. Baimė užtikrina tylą. 75-aisiais prasideda darbas prie super juodos slapto veikimo programos, priešo radarams nematomų naikintuvų vystymo. Projekto valdymas vyksta iš patikimai saugomos bazės Wright-Pattersone. Bandomieji skrydžiai atliekami naktį. Netgi Wright-Pattersono vadas nežinojo, kas vyksta. 13 metų projektas buvo laikomas paslaptyje, iki 88-ųjų, kai pasaulis pirmą kartą išvydo nuostabųjį F-117. Tada atėjo eilė juodžiausiam iš visų projektų. Northropo B-2 slaptajam bombonešiui. Džekas Northropas ilgai domėjosi skraidančio sparno idėją, suprasdamas, kad geriausias būdas trinčiai sumažinti – pašalinti uodegą ir fiuzeliažą. Nacių inžinieriai su Horten H9 įrodė, kad tai yra įmanoma padaryti reaktyvinėme lėktuve. Buvo vienas šio orlaivio pavyzdys, kuris niekada neskrido, bet išliko sveikas ir buvo Jungtinių valstijų paimtas ir ilgam patalpintas Wright-Pattersono karinių oro pajėgų bazėje. Kai 1988-aisiais apie B-2 bombonešio egzistavimą buvo pirmą kartą pranešta visuomeniai, jis stulbinančiai priminė vokiečių H9 skraidantį sparną ir Kennetho Arnoldo matytą garsųjį NSO. Ar jie visi buvo 50 metų trukusio konstravimo proceso dalis? Konstravimo proceso, kurio metu žmogus sukūrė orlaivį, kurį visuomenė lengvai galėjo priimti kaip NSO. Abejonių nekelia tai, kad jeigu šios eksperimentinius orlaivius pamatydavo arba jie suduždavo, visuomenė reikėjo iš karto dezinformuoti. Tai reiškia, jog reikėjo žmonėms sakyti, kad jie matė neslaptuosius Jungtinių valstijų lėktuvus. Tai reiškia, jog reikėjo teigti, kad pastebėti orlaiviai buvo nežemiškos kilmės, ateiviai iš kitos planetos. Karinės oro pajėgos sąmoningai manipuliavo NSO mitu. Ir tai darė tam, kad nuslėptų juodasias programas, kurios buvo vystomos. 1997 metais CŽV pripažino aktyviai dalyvavusi dezinformuojant apie NSO. Kiekvieną kartą prakalbus apie 51 zoną, kas nors pradėdavo kalbėti apie NSO ir mažus pilkus ateivius. Jeigu tai tikrai yra bandymas specialiai dezinformuoti, norėčiau susitikti tą žmogų, kuris visą tai sugalvojo, ir paspausti jam ranką, nes pavyko puikiai. Tai kasgi vyksta 51 zonoje? Joje vis dar dirba tūkstančiai žmonių, nors paskutinis žinomas ten išbandytas orlaivis Tacit Blue buvo paleistas 1976 metais. Taigi 25–30 metų vykdomos juodosios programos. Išleidžiama $100 milijardų, apie kuriuos mes nieko nežinom. Horten H9 slaptasis bombonešis F-117. B-2 Jungtinių valstijų kariuomenė sėkmingai slėpė savo slapčiausius projektus, įskaitant ir bet kokius įrodymus apie skraidančias lėkštes. O kaipgi kitos šalis? Ar kitur pastebėti net pažinti objektai? Ar yra koks paaiškinimas neįtikėtinų pranešimų apie pastebėtus NSO už Jungtinių valstijų ribų? Paaiškinimas vedantis pas nacių inžinierius. Iš visų sąmokslo teorijų gaubiančių nacistų NSO pati prieštaringiausia yra mintis, kad kai kurie nacistai paspruko iš žlungančios Vokietijos drauge su modernios skraidančios lėkštės prototipais. Yra akivaizdžių įrodymų, kad daug aukštuosias karininkų paspruko nuo sąjungininkų ir pasitraukė į pogrindį. Piečiausiuose Lotynų Amerikos rajonuose, ypač Argentinoje, Urugvajuje, Paragvajuje, iki šiol yra gausios vokiečių bendruomenės.
Vienas žmogus, kuris taip niekada ir nepasirodė viešumoje, buvo generolas Hansas Kammleris, Vokietijos antrojo pasaulinio karo slapto ginklo programos vadovas. Jis tai tikrai žinojo tiesą apie skraidančių lėkščių technologiją. 45 balandžio 17 dieną Kammleris pasiuntė savo paskutinę telegramą. Joje jis atsisako išpildyti SS vado Heinricho Himmlerio reikalavimą pristatyti Junkerių sunkvežimį. Kodėl Himmleris norėjo sunkvežimio? Kodėl Kammleris atsisakė paklusti viršininkui? Kai kurių ekspertų nuomonė, sunkvežimis buvo masyvaus 6 variklių JU-390 lėktuvo, galinčio be sustojimo skristi 9,5 tūkstančių kilometrų, kodinis pavadinimas. Tik 2 tokie buvo pagaminti ir vieną jų turėjo Kammleris. Po karo jo lėktuvas taip ir nebuvo rastas. Ar Kammleris pasinaudojo šią masyvę transporto priemonę, kad pabėgtų? Jeigu taip, tai kur jis skrido ir ką su savimi pasiėmė? 45-aisiais kilo staigus pranešimo apie pastebėtus NSO protrūkis Pietų Amerikoje. Ar nacių inžinieriai susirado naują bazę? Pietų Amerikoje kelerius metus po karo buvo tūkstančiai pranešimų apie pastebėtus NSO, daug daugiau nei Šiaurės Amerikoje. Galimas daiktas, kad naciai nuskrido į Pietų Ameriką ir tęsė orlaivių gamybą ten esančiose savo bazėse. Argentinos prezidentas Juanas Peronas išdavė 1000 pasų nacių mokslininkams ir inžinieriams. Karo nusikaltėliai Klausas Barbie ir Adolfas Eichmanas buvo susekti Pietų Amerikoje. Reimaras Hortinas, nacių skraidančio sparno pionierius, persikėlė Argentiną 48 metais. Nuo tada pranešimo apie pastebėtus NSO padaugėjo visoje Pietų Amerikoje, kaip ir Jungtinėse valstijose. Nacių NSO sąmokslo teorija yra sudėtinga, įtikinama ir paremta šalutiniais įrodymais. 44-aisiais sąjungininkų pilotai pamato NSO virš Vokietijos. Giliai po žeme naciai kuria slaptus skraidimo aparatus ir varomosios jėgos sistemas. Karo pabaigoje viskam vadovavęs generolas pradingsta be pėdsakų. Jo mokslininkus, jų tyrimus ir orlaivių prototipus paima Amerikos kariuomenė ir nugabena į valstijas. Po 2 metų pirmoji pranešimo apie pastebėtus NSO banga nuvilnija per Ameriką. Ar tai iš tikrųjų yra Jungtinių valstijų sukurti pagrobtojo nacių H-9 skraidančio sparno prototipai? 6-ojo dešimtmečio pabaigoje Jungtinių valstijų karo aviacija finansuoja Avrokar, skraidančios lėkštės, kurie atrodo kaip nacių slaptasis projektas Repulsin kūrimą. 65 metais NSO sudūžta Keksburge, Pensilvanijos valstijoje. Pagal turimą žinias jis yra varpo formos ir ant jo charakteringi žymėjimai, kaip ir radikalaus nacių prietaiso, kuris galėjo būti sukurtas karo pabaigoje. Visi šie duomenys veda prie NSO sąmokslo teorijos. Ar naciams pavyko sukurti skraidančios lėkštės prototipus? Ar Jungtinės valstijos ir kitos šalis vystė juos slaptai? Ar visi pastebėti NSO atvejai tai yra žmogaus sukurti orlaiviai? Ar vyriausybės, kariuomenė kada nors atskleis tiesą apie NSO egzistavimą mūsų oro erdvėje? Tai suduotų didžiulį smūgį pasitikėjimų Jungtinių valstijų vyriausybė, jeigu jis staiga turėtų pripažinti, kad skraidančios lėkštės yra tikros. Žmonės dažnai klausia manęs, kada jūsų nuomonė vyriausybė pripažins šį faktą. Aš atsakau, manau, kad niekada. Nacių NSO sąmokslo teorija tęsiasi.